Monsterį užmiršau, tai turim kažkokios tai aparatūros. Aš nuėjau į šitą į šopą, sakau, aš dabar katinu. Jau katinu 2 savaitės neturiu jėgų. Sako, imk šitą. Tada sakau, bet tai katinu jau 2 mėnesius, neturiu pampo. Ne problema, sako, imk šitą. Bet sakau, nu bemba, katinu 2 mėnesius, nevalgęs, belie kiek nieko nedaręs. Nu nebegaliu užsikurt, nėra motyvacijos. Sako, imk šitą, igniterį. Šiandien Monsterio pakaitalais labai aiškus, reikia dabar chemijos mokėlę prasivesti. Operatorius norit? Paragauti. Nusimesti riebaliuką. Pilam visą, neseik. Eiti savo. Eiti savo. Tiem, kad tai nebloga, čia užkūrėm. Nežinau, kaip baigsis. Pum kongą tai reikia, nu, nepagalėt. Į vandenį viską pilu, kad truputį pasiskės, nes nenoriu susilenkti ant karto salėj. Ir igniterį pasidarom, kad užsikurt, kad ignitioną pasileist. O, blemba, kokį brūdą. Būtinai paragaut. Pasakyk, kad nebrūdas. Eik, aš net nenoriu. Truputį tik dėl užsikūrimo. Baisi kobra čia. Užmaišiau gerą. Ten nemat paskutinis grinaitės niklančių jaisų, bet... Eik, tu savo, aš visą šitam rūgštim apsipyliau ką tik. Senim, mus ką tik nufotkino kažkas žmogus selfis mumis darė už mūsų. Aš tik mačiau. Mesti svorį nėra lengva. Svorio metimas priveda prie tokių va dalykų. Painė, žinokit, painė. Labai skanu, žinokit. Man ne tai, kad įdomu hitins ar nehitins, man įdomu pampas, masė, jėga. Man tiek protas pavažiavo, aš taigi šiaip darau apšilimą kažkokį, tokį prasisuku viską. O dabar medžiagos yra veiklios ir jos veikia smegenyse neuronus, o neuronai atsakingų smegenų veiklą. Ir smegenų veikla perduoda informaciją, kuriai trūksta informacijos. I mean, he was one smart-ass motherfucker. Bet... Nu tik video filmavau apie svorius. Nu tik video filmavau, ko nedaryt salėj. Tik video nufilmavau 7 dalykai neetiški, kurių nereiktų daryti salėj. Ir kažkas nepažiūrėjo video. O būtų žmogus pažiūrėjęs video, būtų taip nepasielgęs. Grūdaką darau, bet ne tik grūdaką darau, seną, gerą pušdę. Žinot, tas plyta pušpūlėts. Vienas populiariausias plyta ever. Aš irgi darydavau daug, tai padarysim šiandien gerą seną puš. Prasideda puš nuo krūtinės. Tai šitas aparatas aš jį aprūvinu, tai ir padarysiu porą setų. Nežinau kiek, bet truputį išsigandęs esu, kad 2 blynai truputį per sunkiai jautėsi. Aš labai ilgai katę. Bet dabar bijau sėst. Parodo, čia buvo 5 blynai judėję, čia visai nesunkiai. Aš dabar kažko truputį bijau. Lemba, jeigu 3 blynai sunkiai jautis, tai wow. Ja, pirdolė kaip eidlė. Boba ir kurva. Ne, nu aš bamba. Supranti, viskas turi savo ribas. Jeigu mano riba būtų čia, nu tai aš net nemanau, kad aš net turėčiau teisę filmuoti kažką iš vis. Filmuoti push legs. Aš turėčiau eiti filmuoti, kaip kardio darau. Va. Nu, ar negražiai atrodo? Normalus. Man tas karnitinas sudegins visą procentalų riebalą ir liksi, kaip Ronnie Coleman sako, 0.33%. O, hebra, davai, atidarom normaliai. Nes pankstų su kiekvieną sekundę vis labiau, tai kol nesuspangau, bent jau pasidarom svarbiausią dalį, kas yra krūtinė. No, I haven't lost yet! Manęs katas nesustabdys. Sveriu 115. Kas kiau? Sveriu 115. Dabar 106,5. Nuėčiau 115 minus 106.
Aišku, ne riebala, būtų per daug gerai. Vandenuką truputį, bet tikrai rūmės nepraradau, nesunku. Siprasiukas išmynęs jau visai padarė. Aišku, truputį ant apšvietimo kiek geresnė prieš tą veidrodį, bet vis tiek išlindęs. Ką tas kol kas gerai? Aš alkanas kaip žvėris, aš alkanas kaip arklys, nieks manęs nepabaidys. Aš nesuprantu, kaip hebra, kurie ruošiasi varžybų, kur ten 1%, ne 1%, bet ten 10, 9, 8% riebalų, kaip jūs ten iš vis tarp žmonių galit būti. Ten tiek mažai maisto ir tiek ilgai dėtos besilaikant. Bet jo, toks updėtas. Šiaip aš keliu updėtus Instagramą, o pastaruoju metu truputį nelabai. Dar atsimeni populiariausius žodžius, kaip mane išvadino, kai aš tam buvau ant bulko pyko. Tik trambolina. Trambolina, o storą pizdabolą neatsimeni. Vandeninis. Broileris. Reikės įkasti jiems truputį. Tai ką tu bazarinai, obolį. Obolį per gerai. Per švelniai. Ne tik tokio žodis obalį. Tik tokio žodžius kitam žodinėlį reikia. Koks pranešė? Kažkas iš po dumblių ištraukta, per daug sveikuoliškas jūros gerybės. Kaip manai, aš už Emiliją Kubą didesnis būčiau? Ne. Sakai. Užtai savo ūgio, blėt, ir dar tu, jeigu neužtęsiu, tai... Jis man rodos dafiga aukštesnis. Paieškus. Aš toks išplaukęs. Dabar žiūrėkit šitą dalyką. Aš kaip dažniausiai susitupinčiau, tai prisivaryčiau šitą. Pasidaryčiau kampą, tada nusileičiau tuščią štangą, atsimatuočiau šalia. Aš dabar net nežinau, koks kampas. Aš jau užsidėjęs svorio. Ir tu priperės. Ir dar tos tavo prie varkalnis man nuo rankų vanėjai. Aš kardio dabar po 5 minutės darau po savo upper body splito. Žiūrėjau, kaip man protas važiuoja nuo to kardio, man po 5 minučių prasideda žiauri depresija, žiauri permastymai. Aš net negaliu video žiūrėti, kai aš einu į tą salę. Kokią salę? Kai einu tais laiptais, ne laiptais. Kai tą keliu einu. Aš tiesiog žiūriu į vieną tašką. Išsimontavęs iš realybės. Gerai, kad ir iš stovėsenos neišsimontuoja. Nežinau, bet čia nenupratimo tą pompą tikrai. Visiems dalykam reikia kažkokio tai paaukojimo geriem. Aš metu svorį, bet tuo pačiu metu ir smegenis, ir mąstymą, ir gyvenimą. Jo, gyvenimas yra ne tik apie, žinai. Dar. 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 Aš žinau, kad noriu dar ir dar. Aš dabar net noriu ilsėtis, aš noriu daryti toliau. Aš šiaip žiauriai motyvuotas skatinti. Bet kai jėga krenta, ta motyvacija irgi. Aš ir norėčiau turėti tą galimybę pasitiktokinti. O kai ką turiu menį pasitiktokinti? Ta, kad aš nueinu į tiktoką, aš matau pa žmogų parašytą
2011 metų gimimo. 80 kg. Ir jis fleksina, ir jis atrodo, kai 110 kg. Ir visi rašo, roids. Aš noriu, kad ant mano nuotraukų rašytų roids. Valgau, man rodo, 2100. Žinau, kad iš to, ką valgiau jautieną, pakeičiau į vištieną. Žiauriai neskanu, net nebelaukiu to maisto. Visą laiką valgau kaip jautieną, aš valgysiu tos variapus, visą kitą. O vištieną paėmiau tiesiog, kad, žinot, toks pats kiekis, bet 200 kalorijų mažiau. Toks mini life hack. Labai daug kafeino geriu, monsterį visą kitą, kardio. Nu, alkis tai žiaurus. Aš užsiėmęs per visą dieną, alkis man žiaurus, mane bado, mane laužo, mane lamdo. Man sunku dirbti, man sunku stovėti, man sunku galvoti. Ir aš čia tik 2 mėnesius ir 1 savaitę, kad tai kas būtų, jeigu 3 mėnesius, kas būtų, jeigu 4. Nes man, sakau, protas važiuoja ne su kiekviena diena dar kol kas, bet su kas savaitę. Bet kai protas pradės važiuoti kasdien, aš nebesustabdysiu. Man bus blogai. Pasigausiu. Man blogai. Aš noriu būti liesas. Valgėte man dabar vištieną tą patį. Tiesiog pakeitei jautieną į vištieną ir tuo pačiu valgai mėsą. Ir lygiai taip pat kepu. Taip, na, ten patikrai pajovė. Tu va, kodėl klausai receptų. Ir tu man pasakei ne ir mano visos viltis. Ir kai aš tik tas paklausai receptą ir tu atrašai nežinau, aš sakau, pleš, pizdės. Aš verksiu dabar virš lėkštės ateinusius mėnesių daug. Galvoju, pečius padariau, priekinę deltą nedarysiu, nes krūtinė daug atidirbo. Galinę deltą nedarysiu, nes tingiu žiauriai. Tai tricą darysiu. O tai po kur mes jau? Nu, tas skautų, kur nuslaigęs. Rytui. Ei, tu tos dipsus jau nebe tiek kalorijų, kad tos dipsus aš daryčiau. Einam kažką dėl vaizdo pasidaryti, ne ant kato tokius vairus daryti. O tai po 12,5 jau nebėra prieimo daugiau. Net jo prašyti. Hebra, visi kas valgo, kas daug valgo, nu žino, supras. Nu, pupelės daro savo, pupelės žaidimą nežaidžia. Jis duoda rezultatą, bet duoda ir pasekmes. Parodykim tam žmogui, kuris sakė, kad užbains mane. Lynus tampai tokie, kaip tu lynus tampo, karočiai suplėšo darbė, rašė irgi. Jo. Lynai neskirti. Šitas, matai, lynas yra plonesnis negu va šitas, kur yra uždėta daugiau svorio. Kur uždėta šiam, tai va ten svoresnis lynas, o čia va jau plonesnį deda. Taip. Aš nežinojau. Čia mes, čia. Bet logika. Iš dešinės filmuok tricas didesnis. Jeigu klausėte, iki kiek katinsiu, dažniausiai gali būti klausimas, iki kiek kilų katinsiu, nežinau, hebra. Pradžioje tikslas buvo tiesiog laikytis plano iki birželio mėnesio, bet tai bus labai daug, jaučiu kaip per vieną kartą. Šiaip yra numatyta 1 savaitė pertraukos, 1 savaitė pertraukos nuo kato, palaikymo lygiu, kad truputį atsigaut ne tik fiziškai kūną pamaitint, ir atsigauti, bet ir mental. Nes nemeluosiu, tikrai jau atsirado sunkumo. Aš pasakoju ir apie gerus, ir apie blogus dalykus to kanale. Tai tikrai atsirado sunkumo. Nu jau pradėjau labai jausti diskomfortą dėl alkio. Pradėjau truputį galvoti apie kitą maistą. Labai jau norisi kažko tokio paimti, kokieną mielą suvalgyti. Bet to pačiu norisi ir to plano laikytis tiek prieš save, tiek prieš kitus. Nes vis tiek mano vienas iš tikslų parodyti, kad tą svorį įmanoma numest. Bet taip pat reikia skleisti žinią, kad tai nereikia daryti per ekstremalės visokias. Kai nesam profesionalūs sportininkai, klausyti savo kūno, daryti pertraukas. Bet darant pertraukas, nepasileisti nuo pavadėlio ir išsinešti vėl ant masės netyčia. Kiaukdėjai, tai tokios mintis dabar svyruoja. Man reikia vandens. Ir dar maišyta su chemke. Tokie vat. Galiniai deltai. Normaliai išplaukęs, tiesiog darė, išgalinė delta. Aš ligonis. Ar tu čia ledžiai darai? Aš manau, kad tu darai kažkokį darysi kažkokį kitą, čia pratimas. Ledžiai ar ne? Man tik tokas pasakyti. Mūsų balsas čia yra niek. Čia va, ledžiai pratimas ar ne, tik tokas? Ką iš čia tampasi?
Vieninteliai komentarai, kuriuos su baime atsidarinėjau, tai TikTok. Prašau, truputį gailesčio tenai. Dabar bent jau kas 5 komentaras turi būti teigiamas TikTok'e. Susitarėm, prašau. If you gaze for long into the abyss,